susisiekimo priemonė. O kada atsirado internetas, gal žinot? Net nežinau. Konkrečiai tikrai nežinau. Turbūt daugiau nei prieš 10 metų. O dažnai naudojatės internetu? Taip. Kiek maždaug laiko per dieną? Pusę dienos tai tikrai. Gal žinote, kas yra internetas? Žinau. Tai gal galėtumėt pasakyti? Ten galima viską rasti, nors aš neturiu internetų, bet... ten viską galima rasti, taip suprantu. Galima viską rasti? Taip. O tai jūs pats nesinaudojat internetu? Ne, dėl kompiuterių neturiu. Žinau, bet kaip, nelabai noriu apie išnekėti. Žinau. O dažnai naudojatės pati internetu? Ne, šiaip. Nesinaudojat? Tik tai, kai reikia ten, pavyzdžiui, kokį nors elektroninį paštą pasitikrinti arba išsiųsti laišką. Nežinau, kaip internetas. Įsijungi ir žiūri satelitę. Aš tai nemoku, man dukra tai ženta. O tai kas tenai? Ką galima rasti internete? Viską, labai daug ką. Su anūke susisiekiu Londone, studijuoja. Tai geras daiktas tas internetas? Taip, vaistus, kai reikia sužinoti, ką jis reiškia, ką jis įgydo. O kodėl ne? Internetas žmogui aktyvų visuomeninį gyvenimą, dar darbingą, ne seniorą, daug gali. Internetas tai duomenų perdavimo tinklas. Kažkas tokio. Ar dažnai naudojatės internetu? Kasdien. Kiek valandų per dieną? Pusvalandį. Pusvalandį per dieną. Ir ką veikia? Tikrinu paštą, žiūriu orų prognozę. Įvairiai.